Sveiki žvejai. Po ilgos pertraukos, tiksliau filmavimo pertraukos, vėl kažkaip subrendau daryti filmukus. Tai šį kartą su manimi ir vėl kamera. Atvažiavau ant savo mėgstamiausių vandens telkinių, tokios mažos valytės, ne per didžiausios kelių inkariuko. Bet man jos patinka tokios, nereikia čia visos dienos vargti, užtenka 4-5 valandėlės pažuvavai ir užtenka. Aišku, jau beveik ir pietus, tai čia to laiko. Bet kai vasara dabar, tai dar daug. Šiaip atsigaudžiau tikrai lydeką ir šerių važinėjau nemažai. Kaip sakoma, žvejas be žvejybos negali būti. Tai ką, labai nekantrauja rištis savo mėgstamiausią ruoštą spiningėlį ir pradėti žvejoti. Ką, susitiksime žvejybos eigoje. Nu va, pirma žuvelė kažkokia yra. Įdomu kas. Norėčiau, kad būtų ešerys, nes mano tikslas yra ešeriai. Bet eina kaip prašpilys. Taip, jis ir yra. Dar kažkur žolėse įlenda. Gerai, kad dar už lūpos kraštelio paėmė. Tokia. Nu, pirma tokia žuvelė. Plautukas. Antra žuvis yra. Kas per žuvelė antra? Spaudžia. Įdomu. Ne, tokia pati. Tokia pati. Ir iš karto žolėse lenda. Žolių. O, gerai, pati atsilaisvino nuo žolių. Beveik. Tegul plaukia atgal. Žolynas, tai metimus nedidžiulius, kad iš pradžio artimus, po to tolimesnius, kad iš toli neprikabinti iškart žolių ir neprabaidyti. Nu va, trečia žuvelė. Gal ešerys jau bus, nes iš trečio karto paėmė. Nu ne. Kol kas ešerio, ne, tik šitos siautėjo. Įdomiai. Pirmą kartą, antrą kartą, iš trečio karto. Tai jau sakiau, ešeriukas tikrai bus. Nu va, ketvirta žuvelė, bet įtariu analogiška. Ja, analogiškai lydekaitė, ne ešerys. Va, maškio, kokie masalai tokios ir lydekas. Aš nenoriu lydekų, noriu ešerių.
Bet žuvis to nesupranta. Ir mane kankina lydekaitėm. 5 žuvelė. Lygiai tokia pati. Reiks plaut kažkokį oštą, kad nors nenukąsta. Jau normaliai. O net kablys neburnoja. Štai. Aišku, dar tik pradėjau žvejybą. 5 mažos lydekaitės, gal dar ešerių ir bus. Dar vilties neprarandu, dar 20 minučių tik žvejybos. Va. Prie valties pirmas. Bet aišku, netoks kokio norėjau. Bet bent jau pirmas. Kad ir mažiukas, bet ešeriokas. Žiūrėsim, gal bus ir stambesnių. O, ešeriokas. Galiau toks gražesnis. Antras. Spardeklė. Na šitų tai daug. Čia yra. Ir labai jau smulkius. Šiaip pavadėlis nėra. Paprasčiausiai gerai pakramti. Gerai, kad į vandenį įkvėta. Reiks gal pervažiuoti ant kito vandens telkinio, nes su jom čia žvejyba tai sunkiai įmanoma. Čia kur tu ešerį ir rasi. Kaip ir visą laiką. Eina lygiai taip pat. Trečias ešerokas. Valio! Orėja! O būta! Reikia su žirklutėm nesužaloti. Įsikabina stipriau biškelį. Arba nerandu. Va, matau. Aišku, išgyvens. Greičiausiai. Ne. Jūs ir žinok. Taip, atsirinkti net gomurint iš karto. Trečias ešeriokas. Tarp lydekaičių gavo šansą ir jis paimti. Žiūrom, kas dar. Gal būrys pasiutusiu. O dar turi. Bet manau, kad ešerioką, nes lygtai iš tos pačios vietos. Jo, didžiulis ešeriokas. Ketvirtas. Gaudau jau
be uodegos guminuko, nes tokios spalvinimo vienas ir liko su uodegėlė. Greitai, kiek aš juos 6 sužuvavau, bet suviliosim, jeigu kaip ir be uodegėlės. Kažką turi, spaudžia, įdomu kas. Tik ešerys būtų. Bet lyg tai ne ešerys. Bet, nu, įtarima. Kažkas tai, matomai, ir su žolėm, ar šiaip sunkiau. Bet krato lyg į galvą. Tai bus, įtariu. Ne. Lela. O, lela. Aš pasakėjau su žolėm. Gal 6. Va, uždėjau dabar. Va, kokias garoželės. Ops. Namo, aukt. Tik išjungiau kamerą, užmečiau, net nespėjau. Net nespėjau. Pasukt, iš karto, manau, sekantis grožis paėmė. Bet to eina su žolėm. Tai įdomu, ar likęs žuvis, ar kažkokia... Jo, likęs ir ešerys, ir žolės. Va. Va, koks ešeriukas. Va, iš karto lydeko simtas. Čia tiek dar aš piliuką šį turiu prisiimti bus lydekų. Nu, bandau neišjungt, nes jeigu jie taip kimba prie įjungta kamera kuklinasi. Nu. Norit kaip norit. Gaudysiu aš jus prie neįjungtos kameros. Buvo. Buvo. Atsikabino. Dar pakartoja. Nu, lyg tai irgi, ne, dabar dantytoji zaraza. Dantytoji. Jo, čia tai Gal čia leido kas ar kas, kad tokia begalė. Šiaip, va, 1,5 valandos jau žvejybos, bet realiai žuvų daug, ūpą numušiau, bet dar gaudom. Dar porą valandėlių, trejetą pagaudysim. Va, dar viena žuvis iš to pačio inkaro, net ir trajektoriją galima, bet labai žolės, tai į žolės įlenda ir po to iš žolių traukiasi kaip labai didžiulė žuvis. Nors realiai nėra didžiulė žuvis. Nu kas, gražus ešeriukas. Prašau neryti taip. Kaip taip ryjate, tokį gražą.
Taip, kokia orų iš tikrųjų anomalija. Vakar ten gal 28-30 žuvavom, kepėm tiesiog, o šiandien jau biškelį ir vėsoka. Pasirinkau kitą ežerėlį išbandyti. Žuvis kimba kol kas smagiai. Na va, daug žolių. Nieko nepadarysi. Žolytės. Kuminuką patvarkam. Ir ką toliau? O, kibo. Ir nes paliko ir daugiau nenori imt. Nu va, neblogas inkariukas. Oi, vėjas tai baisus. Vėjas tai didžiulis. Faktiškai pamėtau tik palijoj. Kitų krypčių. Bet ir užbėgti, bet valai išlenkia, tai nekontroliuoja masalo pravedimo. Dar kažką tai turim, kažkas tai dar spartosi. Turbūt ešerys. Nes čia lydekaitės tai neturi sveikatos, o ešerikai tai pasportavę biškelį. Jo, sakiau. Jo. Nežinau, kas kimba. Va, tokie dabar sukirpti. Kaip sukirpti? Bet virš delno. Visai smagus. Toj dainelė. Rišam ir va, kaip rišam. Rišu vis laiką standartiškai savo pamėgto, mazgelis ant fluorokarbono, praverio, 13, minimum 13 apsukimų apie fluorokarboną, vėl prakemšu tą mazgelį, valom mazgelį užtraukiu, aišku, nepristipriai, kad nenutrauktų, aišku, valom. Viskas sutraukia ir man visą laiką labai šauniai smailas išeidinėja, o bukas galas eidinėja, tai visą laiką be jokių smūgelių, be nieko, gražiai, maloniai išeidinėja valas. Taip, karabinukai standartiniai, kaip visą laiką, patys mažiausi, ką turiu, mylimiausi mano yra spinvalio, va tokie va, ir patikimesni užraktai, ir netikrų, tokia aplink plona viela. Tai, ja, va, 2 gramai čeburaška, 8 numerio, nors ne, gal pasiieškausiu. 6 numerio kabliukas. Manau, visi žinot, kaip dedasi ant čeburaškos. Čia, manau, tai naudoju čeburašką. Visą laiką, kai aktyvesnės žuvys, nededu džigrigo, nededu kitokių sistemų. Dedu čeburašką. Viskas dabar tik tai
Reikia susiieškoti masalą, ant kurio man kibo. Aišku, jeigu aš jau turiu. Kibo taip. Nu, peršiko vormas. Va toks, va, daug įdomus spalvos. Gerai, kad dar turiu. Nemažai. Nes mėlynas jau sužuvavau. Bet, nu, nebūčiau radęs šitą masalą. Šitą geriau dar mane mėlyną. Tai aš vaunam toliau. Užmetam. Ir žaidžiam. Galvau, kad išjungta kamera. Iš karto va, tas pirmas pravedimas. Ir rainuotasis yra tokie stori, matomai pėdė kažko tai. Gerai. Pasiruošti kibirą, kažkiek padėliosim. Pačiam įdomu. Išdrebio rytelį. O, iš karto yra. Ir manau, kad ešerys, nes eina stipriai. Pašviliai čia eidavo silpnai. O, taip, sakiau. Bet to tokie visi. Nu, bet kaip tu labai gražus įspūdis. O, kelias įleisim į kibirą, po to paleisim. Vanduo šiltas, greitai jie gaiš, tai ilgai nekankinsim. Kažkas lietėsi, bet nereikia. Suprato, kuo kvepia. Leidom žubai šitus 4 ešeriukus, kur dar kibirandėjau. Vanduo šiltas, nenori. Pradėtų gaišt. Ten gal plaukia, gyvena, auga toliau. Dėjau kitą masaliuką pabandyti, kitos spalvos. Tos spalvos nereaguoja. Kibimų negauna. Tas atsikabino, kitas iškibo. Kita lydeka. Bet taip ir nesupratau, vieną žuvį traukiau, atsikabino, tada sukau, atkrendo valo, gerai, kad nenunešė masalo. Išdykėlė.
O, pagaliau, vėl po ilgos pertraukos. Rožėlės, tu pakankinsim tave biškelį. Tai tokie standartiniai gero delno. Nu, va, lydekaitė, bet gal kažkiek gražesnė. O, va, nukando, eina sau, šitai graži buvo. Tikrai. Nenukando, o nutraukė, tai gal ir neaišku, kas čia buvo. Jau dabar nepasakysiu. Grįžtis, nuryti kartėlį ir mėtyti toliau. Dar vienas bandyganas škipo keliant į valtį. Štai. Reikia paleisti. Antras palikti bankas. Nes biškį virstam šaunu vienas. Plaukia. Visai smagiai žvejyba, tik aišku, kad tas vėjas didžiulis, bet gal kad vėjas yra dėl to ir kepta žuvis. Gal nebūtų vėjų ir nekepto. Vėjas tai didžiulis, mėtau taip praktiškai pavėjoj. Žvejyba baigdinėjo. Visai patiko. Kibimų milijonas. Aišku, žuvis kaip ir tikėjausi. Ant šito vandens telkinio nebuvo didžiulė. Bet esant tokiam didžiuliai vėjai, pasirinkti tokius mažus vandens telkinius visai smagu. Galima laisvai pažuvauti. Ant didžiulio tai tikrai būtų dabar niekur neišėjęs. Ką, iki sekančio susitikimo.